šitas gerai. O, atsidaro durys. O, normaliai, turėsiu alkotesterį. Geras. Ting, 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 ting. Galima vairuoti. Turėsi reikalų, kol aš jį išimsiu šitą alkobloką, man atrodo, jinai neužsikur turėtų, kai alkoblokas yra. Nu, matau, kad ne veltui iš čia stovėjo. Matyt, užsikūrė ir be alkobloko. Matei? Aš tą parodysiu kolegą. O, duok, pūst. Ne, tu nepūsk. Saugasi? Kitą pusę. Į kitą pusę? Ne. Tada šitas ratas iškris visiškai. Šito rato traukia yra neš bulgarkį. V formos. Gerai. Atsipjovė vairo kolonėlės traukia, nes V forma padaryta. Anas ratas tiesiai stovi Anas ratas tiesiai šitas taip. Tai pjoviau, kad čiuk įsistatytų, nes ir išsuk neina jo. Neįtikėtina. Duslintuvas yra pilnas. Eik, negalvau bus išpjautas. Gal duot vinti? Ne, iš dviejų vienas tik tai. Neaišku, va dabar nuvažinėsiu į apačią, bus aišku, ar bilda kas pakaboja ar ne. Galvau, kad visas duslintuvas pilnas yra, bet po to žiūriu, hop, nėra vieno. Juose dažniausiai būna viduriniai bakeliai nupjaustyti, tiesus toks išmetimas padarytas, tai apsidžiaugiau iš senos pusės žiūrėdamas, kad yra duslintuvas, bet žiūriu, nėra. Deja, papuoliau. Gerai, nesipravinėjau. Šiaip netaip nusikroviau naują projektą. Apžiūrėjau aš jį, realiai nieko baisaus aš jame nematau, tai priekis, landžeronai, viskas ok, čia visas tik tai pabanguoja sparnai ir tiek, tai labai didelio kažkokio tai pažeidimų nėra, netgi panelė nešovus arbegai savo vietoj, vadinasi, kad radiatoriai visi, skyšiai visi, viskas vieta yra, tai nieko baisaus aš jame nematau, apart tik tai, kad pakaba biškelį palaužyta ir duslintuvo nėra, kuris brangus dalykas šitiem automobiliam, bet nieko. Ką aš norėčiau papasakoti apie šitą Challengerį, tai jisai yra ypatingas ne tik man, bet ir jums, nes aš jį atiduosiu vienam iš jūsų. Žinoma, bus papildomų sąlygų, kurias paskelbsiu vėliau, kaip jūs galite jį gauti. O dabar ką, aš einu jį prikelinėt ir padaryt uogą, kad būtų jisai. Viskas kaip turi būti gražus, viskas whitebody uždėsim, spalvytė šitą žiauriai gera. Tai, žodžiu, padarysiu bombą iš čia. Ką dar norėjau paminėti, tai pas jį yra 5.7 variklis. 44 000 mylių rida, tai, sakykime, nėra labai didelė, tai manau, kad kažkuris iš jūsų tikrai apsidžiaugs turėdamas tokį aparatą. Varom, atkelsim. Nu, ką, pradedam pasižiūrėti pirmoje eilėje, tai norėčiau šį kažkokiu tai būdu pasižiūrėti, kas iš jo yra čia, kad užkurti, tiksliau pasakius. Malu, kažką tai pasakyti negaliu normaliai, ne? Pabandysim jį užkurti. Variklis vietoje stovi, viskas vietoje. Nereikia čia dabar šito dangčio mums. Vairo kolonėlė atjungta. Ten tiesų viskas. Čia tiesų viskas. Realiai po kapotu tai labai viskas gerai. Tai čia gerai. Šita vieta šiek tiek palemta, bet nedaug.
bet nedaug. Gerai, kodėl aš pasilenkiau, aš nežinau, kai ant keltuvo mašina stovi. Vėliau pasikelsime, pabandysim bagažinę, atsidarysiu, įdomu, kiek čia visko. Kaip negerai dabar bus, man labai čia sudėtinga. Žinai, ką man reikia padaryti? Man reikia nuo kažko pradėti. Tvarkinga, gerai. Tai. Neįsivaizduoju, kaip reikia bagažinę atidaryti. Neišsivaizduoju. Pasidarysim tokį. Ne, aš jau nekursiu, jis neužsikursti. Aš bandau, kad jisai bent jau kažkokią tai elektrą gautų, gal nuo raktelio atsidarys bagažinę ir man tada bus galima įeiti į vidų. Pasižiūrėti iš bagažinės, pasižiūrėsim, kas ten prie ko. Ten daug visokių detalių, bet ar jų reikalingų yra, nežinau. Va, supipsėjo. Va. Noriu pasakyti rimtai, kad neįsijungia degimas vien dėl to, kad į alkotesterį reikia papūsti. Pabandom. Jeigu čia jis neveikia, į burną nenori dėti tokio. Čia rimtai bus reikalų man su juo, su užvedimu. Dega lemputės kažkokios tai. Gerai, man darysim taip. Niekas čia nepučia. Ir raktelis neveikia, degimas neveikia. Ką aš galiu padaryti? Trūksta realių ir saugiklių. Pasižiūrėsiu. Nu gerai, įdėjom 2 realias, kurių lyg ir trūko, bet aš abejoju, kad čia degimui. Gal raktas ne tas? Ne, atjungta, čia kažkas tai bus, reikia išrinkinėti tą bloką, čia bus kažkas tai su šituo alkotesteriu padaryta. Visko turėjau, tokio dalyko dar nesu turėjęs, bet čia taip nepatogu, kaip įsikraustyti, jis bagažinė irgi atsidaro tik tai iš vidaus, o čia be šansų prieiti. Vieną dalį tai išėmėm žibintą. Žibintą, kurį reikia išmesti. Sulitavo gražiai. Ta prasme, taip buvo padaryta, kaip ir Amerikoje, kad laikytis. Gerai, logiškai pamastyti, ne? Įjungus degimą, degimas neįsijungia, bet ir mygtukas nereaguoja, visiškai mygtukas nereaguoja. Tai jeigu visiškai mygtukas nereaguoja, tai reiškia, kažkur grandinė iki tos vietos jau nutrunka. Tai jeigu mygtukas neveikia, reiškia, jisai rakto nemato, o neveikia dėl to, kad turbūt yra tas alkotesteris. Gerai, okei, bandau lysti ten kažkur, žiūrėsiu kažkaip. Yra justelė, 50 eurų tauposi, kūkas, pospanis, visą kitą į šiukšlių dėžę. Šitą detalę yra, gerai. Turim ir duslintuvo kitą dalį. Šitą turim, pavargusi, bet gerai, turėsim detalę. Kas čia buvo? Va čia taip bairis, ne? Vargstu, traukiu, kad bagažinė atidaryta, reikėjo iš karto ateiti ir truktelt ir viskas. Eik savo. Vat. Žodžiu, aš be komentarų. Nesuprantu, kam šitas dalimis iškarpytas. Šitas tai lauk. Dėsim kitą. Nagi. Kas bloga, viską išmesim. O, dalis pakabos yra. Kam išardyta visas porankis, niekaip nesuprantu. Čia turėtų dar trūksta to pasišnekėti. Šita detalė dengia arbekų bloką. Šitas dalykas yra žiauriai nereikalingas. Šitas dalykas irgi sulankstytas.
mašinėlė, kaip ir buvo su Grand Caravanu. Nesupratau, kodėl kas kaip padaryta, čia žiūriu ne ką prašiau, irgi tas pats. Išrinkta porankis, iki kiekvienos detalės. Tipo, ką sumušiau ir kol laukiu, kol atvažiuos mane išvežti po išrinkinėjai mašiną, detalį, neįsivaizduoju. Šonai, va, visas porankis. Šitas reikalingas. Pusė šis. Vargo matęs. Pasidėsim. Įsimovęs. Gal nieko ir baisiaus jam nebus, kaip pasižiūrėti. Va, grotelės irgi žiauriai nereikalingos. Taip, va, paėmį, išmeti ir paskui ieškok tu tokį va nupirkti. Jau laidų turėsiu. iPhone'o, gerai. Mes turim 2 slintuvo. Galą. Ai, išmet. Ai. Galvau, ties, lyg. Vamzdį pakeitė ir vis. O, žiūrim, to čia dar turim. Elektrinių sklendžių laidynas. Nes jisai jungiasi iš apačioj prie traverso, ten jungiasi į mašinos laidyną ir viena eina į vieną pusę, kita eina į kitą pusę. Bet iš tikrųjų tai čia nėra ta esmė, ko aš čia ieškau. Aš tai ieškau čia, kaip jį užkurti. O, RT kaip šviečia. Štai susirinksiu įrankių komplektą. Po biškį. Bandau pasižiūrėti, kodėl neįsijungia visiškai degimas niekas, tai man šitas daiktas va, labai įdomus yra. Jisai turbūt kažkur tai pajungtas. Oho, aš nesistebiu, kad jisai čia neužsikūrė. Kiek čia visko yra, kas čia ir daikčiukai. Gerai. Kažkokią tai variantą vieną radom. Keista, kad šitas net neįsižiebė. Tai čia kažkas tai yra ne taip. Gerai. Pas mane yra didžiausia problema, kad aš visą laiką pradedu nuo giliau ieškoti. Reikia tiesiog eiti ir pasižiūrėti visus saugiklius. Centrinė konsolė. Ir centrinėje konsolėje mes galime pajungti šitą daiktą. Mes galėsime įjungti avarinį. Jeigu galėsime įjungti avarinį, reiškia, aš galiu pasijungti kompą ir pasižiūrėti, ar su raktu viskas gerai. Va, pabandžiau, pamagiau ir užsikūrė. Nu, neužsikūrė mašina, bet atsirado šitas. Schiffer filter, arbak, nu tai arbak, ok, press, ok. Nesuprantu. Ir iš vis mygtukas neveikia. Gerai, tai kad srovės maža, tai 100%, ką man reikia padaryti. Pirmoje eilėje, tai einu užsisakysiu, kad kuo greičiau atvežtų mano akumuliatorių. Akumuliatorių atveža, įdedam ir turiu tikimybę, kad mes jį užkursim. Privažiavo mūsų akumuliatorius. Davai, pabandom įdėt ir pasižiūrėsim, ar mūsų mažulė užsikurs. Žiūrim. O, iškart. O, va dabar jau bus iš čia išlyst. Neužsivės. Haha, va tuo man ir patinka. Va paukšt ir veikia. A, kodėl neužgesta? Alio. Kaip užgesint? Alio. Kas čia dabar? Davai užgeskit. Akumą atjungiau, ne, bet aišku, nuo generatoriaus maitinasi. Žiūrėk, dabar supratau, kodėl nebuvo šitos relės. Dabar supratau.
jinai tiesiog padaryta buvo, kad užgesini, geras, ne, taip atvarai čiukus įvedi, atvažiuoji į kiemą, greitai kapotą atsidarai, užgesini, realiai išėmės. Neturėjau tokių dalykų, neturėjau. Bet čia tai smulkmenos, išgaudysim. Aš manau, kad tam mygtukė problema yra. Čia ne problema. Tiesiog šokas toks pirminis buvo, ne? O ką toliau, kas, kaip? Nu va, viskas, gerai. Tai mašina baigta, užkūrėm, važiuoja, beveik. Ant pakabos dabar pastatau galinę, pakabą sudedu ir teoriškai pasiemu kapotą sparnai ir truputį kebulinių darbų ir dažysim. Variklis švarus, čia švaru, traversas. Gerai, šitas va truputį, man atrodo, jo, čia palenkta. Jo, šitą reikia pakeisti detalę. Aš ir sakau, man biški radiatoriai ten stovi. Na tai čia, kas čia, 20 eurų. Ok, gerai, pasikeitė. Stovi tiesiai. Toliau ką, šitą atpjovėm, nieko, pakeisim, ne? Šitie tai čia standartas, perki Challengerį, tai realiai perkant Challengerį iškart šitą stabilizatorių užtraukęs pirkti, nes nei vieno neturėjau, kad būtų geri, nei vieno neturėjau. Gerai, einam toliau. Landžironai tiesos gražus. Čia įlenkta, bet čia nieko. Dusmintuvas keitimas iškart, nes čia per daug užlenkta, šitiem išvis gabalas ten, tai keitimas. Bet katalizatoriai yra. Viskas, gerai, čia atsuki, pam, 1000 atskaičiuoji, taukšt, viskas. Gal ne 1000, gal už 800 galima rasti. Taip, pakaba. Tai, kas man šiandien čia nesiseka ir ten, ir čia. Gerai, šitas keist, visas kelmas. Naujas dadasi, ne? Nesvarbu, visą kelmą užsisakėm, gerai, pusė šis yra, išsimovęs tik tai iš tos granatos, tai įmauti ir naują gumą uždėti. Šitoj pusėje, taip, viršutinė užusi. Ir šita man metalinė, jinai tokia labai įtartina. Geriau pakeisti reikia, nes tada retas, dar ten, man atrodo, šlangutė, nuplėšta, šlangutė nuplėšta stabdžio. Bet čia smulkmena. Bliūdas vadinamas, gerai. Čia okei. Ta prasme, iš dugno pusės, tai aš nieko nematau, kad kažkas tai čia būtų blogai. Tai teoriškai šnekant visą aplinkui, tik tai yra palankstymų, žiauriai gerai viskas. Pas mus nauja savaitė šitą prasidėjo. Šitą bolidą šiandien bandysim išvežti į... Ką bandysim? Vešim jį pas kebulistą, paskambino kaip tik vieta yra, vežam tiesintis, savaitgalį turėjau šiek tiek nesklandumų dėl video filmavimų, tai negalėjau nufilmuoti, kaip pakeičiu pakabą, bet tai ten elementaru, ten atsuki varžtus, prisuki, kur reikia, ką reikia, pastatai, detalės visas turėjau, viską pakeitėm, užsikūrė, dar buvo toks įvykis, kad užsikūrė, bet užgesint nieko. Tai kol susiradau čia, kas buvo, mano manimu, kad stovėjo čia alkotesteris, tas, kur atseit paputį ir mašina užsikūrė, tai iš pradžių jinai net nesikūrė, po to užsikūrė, bet neužsigesina, tai atsisekiau visur, kur yra, viską išėmiau, alkotesterius, aišku, jau išmečiau, dar va čia visokie GPS-ai stovėjo, tai viską, kai išėmiau, laidus pastačiau į savo vietą, žiūriu, viskas veik pradėjo taip, kaip turi būti. Tai dabar mašina jau ant pakabos, ant ratų, taip sakom. Viskas važiuoja. Ką čia daugiau aš apie jį galėčiau pasakyti? Nieko daugiau. Tiesiog važiuojam pas kebulistą, išsitiesinam, pasidažom, susirenkam atgal
ir viskas. Aišku, dar nebuvo airbagų bloko, bet nelabai supratau, kodėl jo nebuvo, kam jis išimtas buvo, matyt, kažkam prireikė. Tai kadangi turėjau, įdėjau, galvojau, bus čia visokių fokusų su airbagais, kad gal varžos kokios įdėta, gal šiaip kažkas tai ten neveikia. Ne, įdėjau viskas, lemputė užgeso, viskas tvarkoju, su kompu pasižiūrėjau, pasijungiau gerai. Apibendrinant, tai tikrai geras pirkinys, nepaisant to, kad jisai baisiai atrodo, bet iš tikrųjų tai žiauriai viskas gerai. Tai čia šiek tiek darbo patiesiant galiniai sparnai, durys, kapotas keičiasi, sparnas naujas, anas geras. Nu ir šitas žandukas truputį pamuštas, bet čia toks ne kritinis dalykas, tai važiuosim, pasikrausim, pas kebulistą nusikrausim, pažiūrėsim. Aišku, čia mano tokia nuomonė, kad čia 1, 2, viskas, gal kebulistas sakys, bet ne, viskas bus gerai, važiuom. Baisuliniai ratai, baisuliniai. Bet kažkoks dežavu, ne? Ant ramo galiniai vien tik tai atsarginiai prieki normalūs ir čia tas pats. Durys jis išspoteriuos, ne? Tik tpank. Ne? Tai, pasidarys. Šitie 2 galai, vieną turiu, kitas tada, nu čia tai atsitiesin. Šitas atsitiesina, kapotas vyriai. Durys, nu ir va, šitas sparnas ir anas sparnas. Ir viskas, televizorius yra. Atvešiu tada rytoj kapotas, sparnus, televizorių. tą balkiuką reikia atvežti dar. Neužsakiau, sakau kažką, tai jo. Šita tai gal gera ausis, ne? Nu gerai, užsakysiu abidvi. Gerai, užsakysiu abidvi, kad paskiau... Gerai, tai tvarkoj, nu tai tada aš rytoj suvežu viską ryt poryt ir... Suvežt, ko, nes... Na tai tu vis tiek startuosi nuo šitų dalykų, nuo sparnų, nuo durų ir viskas. Viskas, gut. Ačiū. Iki greito. Paliko mašiną. Nieko baisaus nesakė, viskas okei. Tai aš taip ir galvoju, niekada nebuvo taip, kad atvarai mašiną ir viskas, tipo čia niekas. Bet okei, pasidarys. Kol nepamiršau, važiuoju paimti detalių. Atvažiavę yra ramo grotelės juodos, atvažiavę žibintai, tiek vienam ramui, tiek antram ramui. Tai lėkiu pasiimsiu ir dar reikia tada užsakyti šitas kai kurias detalės, kai kurias esu užsakęs, bet dar trūksta, dabar jisai pasakė, kebulistas, kad trūksta geriau atvežti radiatorių laikiklį apatinį, kad ten vienas varžtas yra patrauktas, kad tvarkingai viską padaryti. Ir kažką tai, balkis ir auselės, okei, gerai, kažkaip reikia užsirašyti, net pradėti, tai pamirštu visą laiką. Važiuojam! Grįžom iš kebulisto, atsidarau duris. Oi! Tiku taku, tiku, tik čia mažutė, tik čia, čia, Mes prieš išvažiuodami į Kauną dar norim tokį test drive'ą padaryti, kadangi jau BRT metė mum iššūkį grybavimui. Tai nusipirkom tokį modelį už 500 eurų, kad galima būtų su juo pagrybauti, taip sakykim. Tai, bet šiek tiek mes ne šiek tiek, čia Gintas gerai pasidarbavo, jį atgyvijom. Naktį važiavom pirkti, bet aš nežinau, kelintą mes važiavom. Su žibintuvėliu pirkom. Bet tai buvo geras toks pirkimas, atvarėm, variklis yra, žinai, durys, gerai, viskas įmam. Tai važiuojam, pabandysim prieš važiuojant penktadienį į grybavimą, Vienas ratas pasibandysim čia vietą. Gal turėtų atlaikyti? Ledbaras, viskas.
Gal ir davažiuos? Važiuoja. Tai? Kiek mums reikia? Kažkur tai apie 105 km, ne? Ne, 100. Ant 3 cilindrų. Dabar? Tai 3 cilindrai yra geriau negu 2. Nu, 2, taip. Reikia ir iš gerosios pusės pamatyti. Dangtis, man atrodo. Opa! O! Žinai, kur problema? Nu. Čia kitaip neužkopsi. Jeigu neužvažiuoju. Subarikas turi perpilimo variantą ir jisai matomai kūras persipila iš vienos pusės į kitą ir apačioje yra skylutės, bus susikimšusios ir atgal kūras negrįžta. Mes kūro kaip ir turim, o jisai... Tai mums reikia pripilti pilną baką ir tada jis nepersipilinės. Bet realiai sunaudosim tik pusę bako. Nu, bet... Nu, teoriškai. Nu, tai gerai, važiuojam, užsipilsim. Dabar yra. Yra jau? Aš tik primenu, kad kameristė gali apsimemti, bet kurią minutę. Juokės. Tu pasižiūrėk į saloną, čia jau matomai ne tu pirma būsi. Na. Va. Sygis darys test drive. Test drive, čia tik į apačią greitai nusileisiu ir paskui į viršų. Pažiūrėsim, ar atlaikys mūsų stakanai. Pavyrinai tu juos, ne, biškutį, patvirtinai? Sutvirtinimus pasidarė. Sutvirtinta pakelta. Varam. Tik stabdžių nėra. Jokauju. Tuoj atversis, tai... Čia yra duobių, tai turėtų kampą pasimti. Nes jeigu tiesiai važiuos, tai nelabai jam čia kas seksis. Neblogai. 4 VD tikrai dirba. Davai, Gintai, šauk tu dabar. Man tai atrodo, ar galit man ponas atidaryti duris ponui? Ačiū. Nu ką, sakyčiau, neblogai. Šitas geras. Gerai? Kas čia vaikšto, nesuprantu per mane. Bet benzu kaip bolina, nerealiai. Nu tai gerai, nu tai valgo benzino daug. Čia kas ir dega dėl... Aš tau sakiau, kad guolis jūda. Ne, tai 3 problemos. Žvaklaidys, bakas ir ratas. Gal atlaikys. Nežinau, nu, pa. Nu, bus įdomu. Aš suvirinimo aparatą pasims. Taip, privirinsim ratą? Kas? Privirinsim ratą, gerai. Guolį susivirinsim. Taip, važiuojam su Subaru mes toliau. Lekim į apačią. Labas rytas, mūsų šiandien diena prasideda. Tai aš kėbulinis pats pasidarysiu. Nieko savo. Gaila net depozitinė. Narva biškį patrauksiu. Man tas bamperis, tai žinai. Tai ne sieną tu žiūrėk. Ai. Tu bamperį man subraižiai.